Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How to. Šiame vaizdo įraše aprašysime krautuvo atjungimo nuo Massey Ferguson traktoriaus veiksmus. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad šią operaciją atliekate ant lygaus paviršiaus, kad užtikrintumėte savo saugumą. Ši procedūra turėtų būti atliekama su ant krautuvo pritvirtintu padargu. Pastatykite traktorių pasirinktoje vietoje. Pradėkite nuo krautuvo nuleidimo iki maždaug 30 cm nuo žemės, stumdami valdymo svirtelę į priekį. Išlipkite iš traktoriaus ir išskleiskite pirmąją atraminę koją, traukdami trinkelę į viršų. Užfiksuokite ją fiksavimo strypu ir sureguliuokite taip, kad kojos pėda būtų viename lygyje su padargu. Tada išskleiskite antrąją atraminę koją ir pakartokite šį procesą. Atlaisvinkite pirmąjį atraminį rėmą, čia įrengta užrakto ir važiavimo sistema. Ta patį padarykite ir su antruoju pagalbiniu rėmu. Grįžkite į operatoriaus sėdynę. Ir šiek tiek palenkite pritvirtintą padargą į priekį, pastumdami valdymo svirtelę į dešinę. Kai priekis liečia žemę, padargo galas turi būti maždaug 20 cm, į 8 coliai nuo žemės. Atleiskite stovėjimo stabdį. Tada pastumkite valdymo svirtelę į priekį, kad padargo priekis ir atraminės kojos paliestų žemę. Tada pakreipkite padargą į viršų stumdami valdymo svirtelę į kairę, kol jis atsidurs lygiai. Šiuo metu krautuvas atsiskirs nuo pagalbinių rėmų. Dar kartą atsitraukite, kad atjungtumėte hidraulinės jungtis. Patraukite fiksavimo mygtuką ir pakelkite rankeną, kad atjungtumėte du jungčių blokus. Padėkite daugiašakę jungtį ant jai skirto laikiklio, kad jos nepažeistumėte, tada nuleiskite rankeną, kad apsaugotumėte jungtis. Galiausiai grįžkite į kabiną ir lėtai važiuokite atbulinę eigą, kol traktorius visiškai atsiplėš nuo krautuvo. Štai ir viskas, krautuvas dabar atkabintas. Dabar jūsų eilė pabandyti.